Statybų mados Lietuvoje keičiasi. Vieni pokyčiai atsiranda dėl teisinio reguliavimo, kitus nulėmė pirkėjų norų ar madų tendencijos, o kai kuriais atvejais pokyčius atneša nauji rinkos žaidėjai. Mes parduodame butus tik tai su pilna apdaila, o pas mus dalinės apdailos opcijų nėra. Apskritai norėčiau pastebėti, kad nors mes vadiname dalinę apdailą, tačiau ten apdailos elementų nei su žiburiu nerasim jokių. Tai nėra apdaila, tai yra tiesiog nebaigtos statybos būstas. Dažnai žmonės nesupranta, kokie kryžiaus keliai jų laukia ir kaip eksponentiškai auga biudžetai planuoti ir realūs paskui, kai susidurime su realybe. Tai yra vakarų Europoje normalus reiškinys, kur būstai neparduodami, neįrengti arba nebaigti statyti. O tai mes tą tradiciją atnešėm ir į Lietuvą. Kitų statytojų tarpe jinai sunkiai prigyja dėl prisimamų rizikų. Tačiau mes pasiūloje neturėjome ir niekada neturėsime nebaigtos statybos būstų. Su pilnos apdailos variantais mes keliaujame gilyn, sakyčiau, tai šiuo metu ne tik siūlome su pilna apdaila, kai yra pilnai įrengtos sienos, grindys, lubos ir sanmazgas, tačiau praeitų metų vidury jau pasiūlėme opciją su virtuvėmis kartu su buitinė technika. Ir dabar dar žengėme vieną žingsnį pirmyn, tai siūlome pilnai įrengtus butus su integruotais baldais ir šviestuvais. Tai reiškia, žmogui nelieka praktiškai jokių rūpesčių, yra architektų, dizainerių suprojektuoti skoningai integruotos spintos, šviestuvai. Beliks tik tai išsirinkti lovą, čiužinį ir atsinešti dantų šepetuką. Sutikite, pasiūlymas patrauklus ir apdailos meistrų ieškoti nereikia ir laiko sutaupote. Mūsų šalies rinkoje ši statybos įmonė veikia santykinai neseniai, tačiau Europoje jos vardas žinomas jau labai daug metų. Pradžia buvo dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Švedijoje tie pirmieji projektai buvo pradėti vykdyti būsto statybų. Ir po truputį įmonė augo, tobulėjo, išsigrynino teritorijas ir jau kažkur prieš 40 metų prasidėjo stipri plėtra. Tai pačioj Skandinavijoje, taip pat Vokietijoje. Ir šiuo metu Bonava kaip grupė yra didžiausias būstų statytojas Šiaurės Europoje. O savo veiklą vykdantis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Vokietijoje. Šiandien įmonių grupės metinės pajamos per milijardą eurų. Įvairiose šalyse įgyvendinta daugiau nei 4000 projektų. Įmonė yra finansiškai stipri, toliau turime ambicingų planų, plėstis, startuoti naujus projektus ir sėkmingai juos įgyvendinti. Mes pirmą projektą įgyvendinome Pašilaičiuose. Manau, jis atitiko visus planuotus lūkesčius. O šiuo metu toliau tęsėme antrąjį projektą ir tęsėme Pašilaičių mikrorajoną jau kitoje aplinkelio pusėje, kurioje mes čia dabar ir esame. Ir neseniai startavome su trečiuoju projektu Fabijoniškėse, tiksliau Fabijoniškių pakrašty, ties Visorių miškų. Ir turime dar taip pat planų į ateitį, tai statyti labai didelį projektą Justiniškėse, Visoriuose ir Bajorose. Turbūt nėra ypatingai svarbu, kur stovės šių vystytojų statomi daugiabučiai. Jiems visiems galioja tie patys aukščiausios kokybės standartai. Čia turim mūsų partnerių kompanijos Bonava objektą. Tai antras jų objektas Lietuvoje. Ir džiugu, kad ir pirmas ir antras yra fasaduose naudotos Baumit medžiagos. Labai džiaugiamės, kad ir į Lietuvą ateina tendencija, kai rimti investuotojai, rimti žaidėjai su dideliu potencialu, investuojantis didelės lėšas, pagaliau suprato, kad reikia rinktis ne pigiausią variantą, o kokybišką, partnerišką ir su kokybiškom konsultacijom. Tai mes labai džiaugiamės to bendradarbiavimu su Bonava, tikimės, kad jis tęsis ir toliau, ir kitose jų objektuose. Kai į rinką ateini su geru vardu, ilgamete patirtimi ir ambicijomis, nereikia klausti, kodėl renkiesi tik puikiai žinomus partnerius.
Pilna integruota sistema nuo klijavimo, armavimo mišinio, tinkliukų, profilių iki dekoratyvinio tinko, mozaikinis tinkas, jų architektų parinktos, mano galva, labai puikiai parinktos spalvos, kas duoda tą tokį labai gražų vaizdą. Mes vadovaujamės tikrai pačiais aukščiausios kokybės standartais ir, kaip aš sakau, nelendam ir neprasidedam su tais, kurie kokybei taiko kažkokias nuolaidas. Mes kokybei nuolaidų netaikome. Ir tokiuose dideliuose objektuose, kur gyvens daugybė žmonių, mes norime ir reikalaujame ir rekomenduojame, kad būtų naudojama pilna mūsų produktų sistema. Tai reiškia ne tik dekoratyvinis tinkas, bet pilnas tas vadinamas sumuštinis. Mes stengiamės visada perimti naudingą patirtį iš kitų šalių, kur dirba Bonava grupė, o taip pat įvedame ir savo kokybės standartus. Tas požiūris yra labai stiprus ir labai svarbus mums. Ir kaip ir partnerių ir tiekėjų pasirinkimas patikimų, tam, kad medžiagos būtų ilgaamžės ir žmonės gyventami čia jaustųsi laimingi. Dar viena detalė. Ilgaamžis turėtų būti ne tik šio projekto namų fasadas. Tas pats gamintojas pasiūlė ir apdailą laiptinių viduje. Turbūt sutiksite, kad įsikurdami naujakuriai dažnai nubraižo, išteplioja ar kitaip apgadina vidinės laiptinės erdves. Šio projekto naujakuriai tokių bėdų tikrai neturės.